Sveiki sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną pristatysiu jums naują projektą arba seną labai projektą, pagalbinį prie ūkio reikalą Audi A4. Galim pažiūrėti, ką mes čia turim. Turim Audi A4, kuri atrodo va taip. Reikia mokytis gražiai visokius kampus paimti. Purvo kiek. Garsiakalbio nėra. Medžiaginis salonas nuostabus. Pažiūrėkite, radielos nėra. Ir mes ją suderinom už 300 jūrikų. Čia visko yra. Netgi kavos. Realiai kavos galim išgerti. Va. Karytės. Reiks parneš žmonai. Va, čia visokių reikalų. Čia kažkas nukritę. Puikiai Audi. Ir taip pat, kai nusipirki Audi, darai bagažinę. Ir čia pilna daiktų. Žiūrėkit, riedučius radau. Riedučiai. Iš karto 10 eurų. Minusiukas. Vaikiškų batukai, kėdutė. Kažko čia. Mašina dar viena priedu. Čia visokių batai. Dar galėsim savo katinams duoti šunų ėdalą. Ką čia dar gadom? Dėžutė. Lempa. Ar lempa? Kažkoks šviestuvas. Perki Audi ir iš karto atsiperka. Bet žiūrėkit, vienas šviestuvas. Čia toks visai galingas turėtų būti. Ledinis šviestuvėlis. Tai va, visokių daiktų dar atsipirks man Audinė. Va. Oi. Dedam čia viską. Ir iš tikrųjų, ką man jinai reikalinga, nes reikia turėti automobilių prie ūkio su kabliu. Ir iš tikrųjų, kartais reikia vežti detalės ir nesinori autobusiuko kurti, o reikia kažkokio tais aparato. Tai ar šis aparatas turi technikinę? Ne, jis neturi aparato. 1.9 TDI, mechaninė parų dėžė 5 pavarų. Ir šiame video, ką mes bandysim padaryti, tai pravaryti jai technikinė. Tai važiuosim tuoj į garažą, kelsim ant keltuvo ir žiūrėsim bent jau iš pradžių, kas jai blogai. O rytoj ryte važiuosim į technikinę. Ir ką, turim inspektorių iš karto automobilio. Lips į vidų. Inspektorė, pilkutė. Inspektuoji naują mašiną. Žinau, kur tu nori. Pasikėlėm Audę. Lendam po apačią, pažiūrėt, kaip čia viskas atrodo. Ar supuvus, ar ne. Čia lygiai viskas gražu. Purvina tik tai. Aišku, rytoj technikiniai pasakys, stabdžių diskai. Paaugi nevažinėta tą mašiną jau. Ilgai. Bet kaladėlės tai naujos. O dugnas tai gražus, nesupuvusi, beveik nieko. Va, čia tik tai rūdyje. Galiniai stabdžių diskai. Tai išmėginsim rankinius. Ar veikia? Panašu, kad veikia. Nesupuvęs tas mano pirkinys už 300 eurų. Ten irgi gražu.
Imamės dugno apsaugos, žiūrim ratus, ar nėra kokių klibėjimų su rankom apčiuopiamų. Bet po kol kas kiek praėjau, tai viskas čia man tai pakankamai neblogai atrodo. Tai pasidarėm darbų, tai pasakysiu, ką padariau. Labai daug darbų. Tai nuvaliau dangtelį, nudažiau TDI raudonai ir prisukau akumuliatorių, nes nebuvo tvirtai prisuktas. Ir įpyliau pusę litro tepalo. Ir čia biškį apvaliau dulkes nuo viršaus ir viskas. Ir va tokią turim Audi 1.9 TDI. Važiuosim, TDI nudažiau, kad raudonai gražiai atrodytų, buvo tik tai į raidelį raudoną, tai dabar viskas raudonai. Tai padarėm tuningą. Dar ir vieną svarbų dalyką padariau. Tai yra čia zateškį įkišau, nes nulūžęs tas. Ir po to, kai reikia atsidaryti kapotą, tai ten žaidi nesąmonių muziejų. Tai tiesiog padariau upgrade'ą su zateškį. Dabar galėsim lengvai atidaryti kapotą. O čia tai gražu, viskas švaru, faina. Nei ten pribėgė tepalų daug nieko. Kaip čia mes turime. Ir dar nežiūrėjau ridos, iš tikrųjų, šitos mašinos sieną pažiūrėda ridą. Ir kai žiūrit į ridą, neužtenka žiūrėti vien tik tai į odometrą, ką mums dabar rodo automobilius 396 114 km, bet taip pat perkant automobilį reikia pasitikrinti ir CarVertical. Ir mes šiam CarVertical ką matom, kad varnelė, kad odometras viskas tvarkoja, finansinė ir teisinė būsena viskas tvarkoja, patirta žala viskas tvarkoja. Turim varneles ir galim pasižiūrėti į ridą. Ir ridą matom, kad 19 metais 317 tūkstančių fiksuota, 21 metais 359 tūkstančiai. Ir duomenų daugiau nėra apie ridą, bet aiškiai matosi, kad tikrai į Lietuvą atvažiavo su 317 tūkstančių kilometrų. Iš to, kaip važiuoja automobilis, galiu sakyti, kad tikrai šiandieną tą ridą, kurią matau, atitinka būtent jos būseną. Ir jūs, kai perkat savo automobilius, neužmirškite tikrinti savo naujo draugo ar jau esamo draugo VIN kodo su mano nuolaidos kodu BEN20, o aprašyme rasite nuorodą į CarVertical jau iškart su mano nuolaida. Tad tikrinkite automobilius ir duodamis mano nuolaidos kodu BEN20 padėsit augti ir mano kanalui. Tad dabar važiuojam į technikinę. Atvažiavom į technikinę su Audelą. Žiūrėsim, ar praeisim iš pirmo karto. Ką padariau, tai kaip ir vakar kalbėjom, nuvaliau tepalus, viską kitą apžiūrėjom. Žiūrėsim, kas čia gausis. Šiaip važiuoja, viskas tvarkoja, stabdžiai veikia, rankinis veikia, neturi nusiskundimų. Bet pažiūrėsim, ar techniniai apžiūroj tikrai neras kuo skūstis. Ar tai ir mūsų eilė? Tuoj važiuosim ir bus tiesos akimirka. Porto dabar Audinė. Ujui, karas. Stabdžiai geri. Žiūrim. Žiūrėkit, ką gavau. Žalią lapą. Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad geras pirkinys už 300 eurų Audinę ir iš pirmo karto praėjau technikinę. Tai, gerą dylą čia nukalim. Ir ką, toliau važiuojam namo ir žiūrėsim, kokių defektų smulkių jinai turi. Tai nors iš tolo atrodo mašina iš tikrųjų normaliai, bet turbūt nėra nei vieno kampo, kuris nebūtų apdaužytas. Čia matom. Po to dar kapotą numerį aplankstyti, bet ne šiaip sau, čia lako trūksta, šitas kampas nubrėžtas. Einam toliau, čia irgi matosi. Ir kai atidarai galinės dureles ir randi aušinimo bakelį, tuščia. Tai irgi simbolizuoja apie tam tikrus automobilio defektus. Na ir žinoma, tradiciškai Audi turi nukritusias lubas. Ir jau yra bandyta remontuoti įkritau. Su segtuku.
Kiauk. Bandyta remontuoti su segtuku. Turime radiją, bet neturime antenos. Turime kablį, aišku, dar neišbandėm. O taip, visumoje, iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad visai neblogas. Automobilis, čia sparnas sulankstytas. Ir ar mes jį remontuosim? Aš manau, kad neremontuosim labai daug dalykų, nes jinai bus tiesiog darbinis automobilis, bet man pasiūlė ratlankius jai. Tai dar ratlankius kažką uždėsim, kažkokias žeminės padangas, kažką gražiau. Ir dar vieną defektą pro. Tai kaip matėte, jau vieną šitą sutvarkiau už zateškę. Įkišau, kad galėtumėm kapotą pakelt. Ir čia va gali matyti, buvo kažkur atsitrankęs, tai balkis perlinkęs. Tai va. O šiaip tai lekia ledas, važiuojam. Iš tikrųjų labai geras automobilis. Šiam video turbūt apie šią Audi ir užteks. Ir koks jos likimas toliau. Važinėti, dirbti su ją ir toliau rinkti kilometrus. Nes tikrai yra geras pagalbinis automobilis, ar net pakaitinis, kai kiti sugenda, tarkim. Ar kam nors reikia duoti pasivažinėti. Tai Audi tiek. Jeigu jums patinka mano kūrimas turinys, laikinkit šį video, subscribinkit ir, žinoma, pakomentuokit, parašykit, ką manot jūs apie 1.9 TDI Audi už 300 eurų. O ką mes susitiksime kitame video, gal jau ir apie ją bus. Greitai. Na ir žinoma, inspektoriai atėjo painspektuoti, susipažinkite su Pilkute. Pilkutė labai greitai atranda, ką reikia tikrinti ir inspektuoti, tai jinai jau ir prisistatė.